Taškų pranašumą. Šulčiūtės sąskaitoje 5 taškai, 12 yra surinkusi Sandra Linkevičienė, 7 yra pelniusi Eglė Šikšniūtė. Nepavyksta pralaužti varžovių gynybos kol kas aistėms, šiek tiek daugiau nei 2,5 minutės dabar jau yra sužaistos. Santa Okockytė randa visiškai laisvą. Krepšininkės perėmė 20 kamuolių, tada ir gynyboje atkovojo 21 kamuolį. Toks mažas skirtumas rodo tik tai, kad labai gali pataikyti ir iš 3 taškų zonos. Fortūnos komanda gerai pradeda šias rungtynes. Santa Okockytė stengiasi Sūduva. Santa Okockytė pasiruošusi tai padaryti. Okockytė iš vidutinio nuotolio 2 taškai, 74. Jį priėmė Saurazaitė ir dabar Marijampolietėms būtų gerai užpulti varžovų krepšį. Okockytė. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Okockytė meta. Metimas sudėtingas, tačiau jis... Santa Okockytė dabar jau leisdama atsipūsti Sabinei Dukatei. Na, o čia šitaip grąžinti kamuolių iš už galinės linijos. Tiesiog... Metimas yra netikslus ir po to Okockytė dar kartelį bando kažką nuveikti po varžovų krepšių. Čia jo sudėtingas reidas ir 2 taškai, 50. Rungtyniavo Kauno Aisčių gretose iš tų, kurios buvo registruotos. Du taškai labai jau įspūdingi, 69-12 taškų skirtumų laimėjo Marijampolės Sūduvos krepšininkės, dabar jos sėkmingai pradeda. Okockytė iš vidutinio nuotolio per varžovės rankas baigiantis. Puikiai atakuoja iš įvairių distancijų. 13-asis Jolantos Marmienės taškas ir jeigu kalbėtume apie jos pataikymą, 2 dvitaškiai iš Liečių atakai. 34 iki kėlinio pabaigos. Iš toli Okockytė 3 taškai, 60. Santa Okockytė prieš tai pelniusi taškus, pradeda Marijampolės Sūduvos ekipos ataką ir ji baigėsi... Situacija, kuria nepasinaudoja, prasidėjo paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Okockytė gražus perdavimas po krepšiu, 2 taškai ir pražanga. Šiandien Marijampolėje žaidusi Greta Tamašauskaitė negali padėti Kauno aistėms. Ji susirgo pūliuojančią anginą po to, kai su temperatūra žaidė. Ir lengviau veikia Sūduvos puolimo mechanizmas. Kauno aistės tuo tarpu taškus dažniausiai yra priverstos versti individualiai.
Svarbiausia taisyklė pažeidžia Marmienė ir tai, ką darė po to Laura Svarytė, jau nebėra taip svarbu. O dabar Okockytė labai gražių reidų užbaigė ataką 24-9. Pagauti atsidūrė Helma Mišniauskaitė 79-53. Okockytė. Grigalauskytė, Neringa Skadaitė. Stringa 3 varžovių gynyboje, dar vienas perimtas. Komandų startinius penketukus. Pradėkime nuo pakiliai mačą pradėjusių viešnių iš Marijampolės. Čia 16 numeris. Ir 16-9, vėl iki 7 taškų didėja Sūduvos pranašumas. Greita aiškiai ataka buvo, dabar ji jau tampa pozicinė, perimtas kamuolys į priekį Marijampolės. Be jokios abejonės yra svarbu Kauno Aistėms, todėl kad Laura Svarytė yra nebejotina komandos lyderė šiame sezone, tačiau be jos paradoksalų geriau. Galo netiksliai. Kauno Aistės pradeda savo ataką, Grytė Markevičiūtė. Perima kamuolį Santo Okockytė, įšokusi į perdavimo liniją. Pelno 2 taškį ir didina savo ekipos pranašumą iki 4 taškų. Tamašauskaitė. Svarytė nori kamuolį gauti po krepšių, jo negauna Jolanta Marmienė. Sumaišiau šias krepšininkės, šiandien Petrauskaitės nebus ne tik starto penkete, nebus jos ir apskritai. Čia dar vienas Baliutavičiūtės 2 taškis. Tamašauskaitė išsaugotas kamuolys šiaip ne taip, tačiau... Sandros Baliutavičiūtės atkarpa ir jau 14-7. Pražanga puolime.